Šiandien Panevėžio miesto žiniuose matysite. Autobusų stoties iškėlimas iš miesto centro šįsyk skelbiama realus, bet truks mažiausiai porą metų. Brangsta žieminių kultūrų draudimo paslauga. Rajono visuomenės sveikatos biuras ragina lavinti atmintį, spręsti kryžiažodžius. Stasio Eidrigevičiaus kūrybos albume dedikacija Panevėžio skaitytojams. Spalio 27-ąją vyksiančiame miesto savivaldybės tarybos posėdyje bus siūloma patvirtinti Basanavičiaus 67 žemės sklypo, kuriame dabar yra Panevėžio autobusų parkas, detalųjį planą. Nepasikeitusiose sklypo ribose ir plote įsikurtų miesto autobusų stotis. Detalusis planas, pasak autobusų parko direktoriaus, su aibe trukdžių rengtas bemaž 3 metus. Jei projektavimo darbai vyktų sklandžiai, realus statybas pradėti jau ateinančią vasarą. Tos statybos bus 2 etapais. Pirma, bus sukuriama pastatoma autobusų parko gamybinė bazė, tai yra kuro kolonėlė, plovykla, dažykla, dirbtuvės. Mes ant persikraustome ir tada antras etapas statomas, matyt, koksai komercijos prekybos ir pramogų centras, prie kurio bus šalia pastatyta autobusų stotis. Stotis, tiesą sakant, jinai galėjo šiek tiek geresnėje vietoje, šiek tiek geriau būti, bet dėl tos dujų kolonėlės, kuri mums trukdo pastatyti, jinai yra šiek tiek atkelta toliau, bet manau, kad ypatingo nepatogumų gyventojams tai nesudarys. Autobusų stoties teritorijoje planuojama 16 autobusų išvykimo aikštelių, 25 autobusų stovėjimo vietos. Autobusų stoties pastate būtų keleivių laukiamoji salė, dispečerinės, informacijos, bilietų pardavimo, kontrolės ir bagažo tarnybos, administracijos patalpos. Preliminariai visam tam kompleksui kartu su prekybos centru yra planuojama kažkur tai apie 120 milijonų, iš kurių apie 14 milijonų teks autobusų stočių ir gamybiniai bazai. Miesto ir bendrovė tai nekainuos jokių pinigų, jokių lėšų. Visas lėšas bus investuotojo, tai yra konsorciumas Panevėžio statybos Tresto, Bygo ir keletas dar uždarų akcinių bendrovių. Reiškia, mes statome tuos visuomeninius, tarkim, visuomeninius ir savivaldybei priklausančius pastatus už privačias lėšas. Autobusų stoties iškėlimas iš miesto centro, tvirtinama, sumažins ir transporto srautus pagrindinėse gatvėse ir oro taršą bei triukšmą. Pasikliaujant optimistinėmis prognozėmis, naują autobusų stotį Panevėžys galėtų turėti jau 2013-aisiais. Pastaraisiais metais nepalankios sąlygos žiemkenčiams skatino ūkininkus aktyviau naudotis draudimo paslaugomis. Per 2010-2011 metus, lyginant su ankstesniaisiais, apdraustų pasėlių plotai šalyje padidėjo 3,5 karto, o juos apdraudusiųjų padaugėjo 2. Deja, pasikeitė draudimo sąlygos. Vokiečiai išanalizavę praėjusi keleto metų laikotarpį pamatė, kad Lietuvoje yra jam nuostolinga šita paslauga, kadangi meteorologinės sąlygos nėra palankės auginti ypatingai žieminius augalus ir norėdami sumažinti savo šiokius tokius nuostolius, nusprendė pakeisti šiek tiek draudimo sąlygas. Šiais metais jau draudžiant žieminius pasėlius yra įvesti šie pasikeitimai. Jeigu galima laukus atsėti, yra įvestas fiksuotas pasirenkamas atsiejamų nuostolių dydis iššalimo ir liūčių atveju 15 arba 20%. Rapsus galima draustis tik tai kartu su javais. Jeigu javų neauginama, tada kartu su kitomis daržovėmis arba pasėliais. Draudiminių įvykių, pasak Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės, nelaikomas rapsų bei ankštinių augalų pasėlių išgulimas ne nuo šaknų. Taip pat nedraudžiama nuo stovinčio vandens, lomų padarytų nuostolių pasėliams, išskyrus atvejus, kai vanduo pavasarį stovi laukuose dėl to, jog žemė dar įšalusi. Be to, pasikeitė ir įmokų tarifai. Žalų nepatyrusiems žemės ūkio veiklos subjektams, tai yra tie, kurie nėra gavę draudiminės išmokos, jos yra didinamos 15 arba 25% nuo atsiejimo nuostolių, o
tiem, kurie jau yra apsidraudę keletą metų ir jie gauna žalos atlyginimą, tai reiškia rizikinga vietovė, jiems yra dar papildomai padidinamas nuo 5 iki 50% draudimo įmokas dydis. Draudimo kompanija atsižvelgdama į žemdirbių interesus, į tai, kad pastoviai žemdirbiams trūksta apyvartinių lėšų, taiko tokią lengvatą, kad iš karto bus galima sumokėti tik tai 20% draudiminės įmokos apdraudus žieminius pasėlius, o likusią dalį po naujų metų. Šiais metais apdrausti pasėtus žieminius pasėlius galima iki lapkričio 15 dienos. Negana to, dar nežinia, kokiomis konkrečiomis sumomis valstybė prisidės prie draudimo įmokų kompensavimo. Iki šiol valstybės parama sudarė 50% draudimo įmokos. Šiemet ją ketinama mažinti. Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuras ketina įteikti dovaną teisingai išsprendusiajam kryžiažodį. Šios institucijos vadovo teigimu, kryžiažodžių konkursas surengtas ne tuščiai pramogai, bet vykdant vieną iš daugelio sveikatinimo programų. Panevėžio rajono savivaldybėje yra visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kuria yra finansuojami projektai, kurie yra skirti informuoti gyventojus, sakykime, apie sveikatą, apie įvairias įvykdomas kitas programas, apie prevencinės profilaktinės programas, sakykime, kurios yra skirtos Panevėžio rajono gyventojams. Na ir mūsų darbuotoja, biuro specialistė, parašė projektą Rūpinkime savo sveikatą, kurio esmė yra supažindinti Panevėžio rajono gyventojus su prevencinės profilaktinės programomis, skirtomis Panevėžio rajono gyventojams, didinti informatumą apie jų vykdymą, suteikti visą būtiniausią informaciją. Na ir viena iš to projekto veiklų, čia jų iš visų buvo 10, tai jau pati paskutinioji, nes jau projektas yra įgyvendinamas visus metus, tai ir buvo kryžiažodžio, ką žinai apie savo sveikatą, sprendimo konkursas. Kryžiažodį rajono gyventojai raginami išspręsti iki lapkričio 15 dienos ir elektroniniu arba paprastuoju paštu atsiųsti į visuomenės sveikatos biurą. Kryžiažodžio reikia ieškoti biuro internetinėme puslapyje. Konkurso laimėtoją ketinama išaiškinti burtų keliu, o su juo susisiekti individualiai. Džiaugiamasi, jog įstaigos veikla neapsiriboja tik populiarių atrakcijų visuomeniai rengimu. Turime visuomenės sveikatos priežiūros specialistus praktiškai visose Panevėžio rajono mokyklose. Taip pat turim visuomenės sveikatos stiprinimo specialistą, kurio darbas yra dirbti su Panevėžio rajono bendruomenėmis. Mes ilgai jo neturėjome, tačiau šitais metais vis dėlto jau buvo darbuotojas įdarbintas. O ten kažkokios, sakykime, ten veiklos, tai paskutiniu metu mes dabar iš tikrųjų labai akcentuojame į fizinio aktyvumo skatinimą ir buvo čia keletas rajono bendruomenės atstovams surinktų kaip mokymų šiaurietiškas ėjimas. Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuras, jo vadovo teigimu, veikia dar vos 3 metus. Tiek laiko pernelyg mažai, jo galima būtų daryti išvadas, kiek ir kaip pakito rajono žmonių domėjimasi sveikata, galimybėmis dalyvauti vienokiose ar kitokiose prevencinėse programuose. Tačiau duomenys pradėti rinkti. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje pristatomas kraštiečio dailininko Stasio Eidrigevičiaus kūrybos albumas Stasys, kuriame ir autoriaus dedikacija Panevėžio miesto skaitytojams. Albume, kuriame talpinami Stasio Eidrigevičiaus piešiniai, fotografijos, plakatai, paveikslai, simboliai, saitai, paslaptys, žvilgsniai, rasite bibliotekos menų skaitykloje, kuri yra 3. aukšte. Ir vienos knygos parodoje. Mes nuolat rengiame vienos knygos parodas, kuriuose demonstruojame geresnės, žymesnės, kuo nors reikšmingesnės knygas. Leidinys šių metų spalio 20 dieną buvo pristatytas Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje, o Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje jo pristatymą numatyta surengti kitais metais. Tuo tarpu vienos knygos parodoje žiūrovai laukiami iki lapkričio 30-osios. Šis albumas yra pirma dailininko tėvynėje išleista 262 puslapių monografija. Knygoje publikuojama per 220 iliustracijų ir išsami bibliografija, bylojanti apie dailininko kūrybos sklaidą pasaulyje,
o menotyrininkės daktarės Erikos Grigoravičienės tekstas leidžia naujai pažvelgti į dailininko kūrybos fenomeną ir atsakyti į klausimą, kasgi vis dėlto yra Stasys. Beje, biblioteka didžiuojasi turtinga asmeninė Stasio Eidrigevičiaus kolekcija, kuriai dokumentus dovanojo ir nuolat ją papildo pats dailininkas, jo seserys Apolonija bei Genovaitė. Šiuo metu čia saugomi 265 egzemplioriai įvairių spaudinių – knygų, plakatų, atvirukų, parodų katalogų, meno kūrinių reprodukcijų ir kitų leidinių – lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, japonų kalbomis.